danguje. Tai klausimas, ar normalu, ar čia kažkas tai laukia, mūsų pasaulio pabaiga gal kokia ateina jau, kad jau čia taip viskas vyksta. Tai jeigu trumpai galima paskaitą užbaigti per minutę sakant, kad tai yra normalu ir viskas čia nesibaigia pasaulis viskuo. Bet kadangi jau mane pakvietė čia pakalbėti apie valandą, tai papliurpsiu čia tiek laiko. Trumpai noriu pristatyti save. Aš dirbu Vilniaus universitete, esu astrofizikė, bet mano tiesioginis darbas, tiesioginiai moksliniai tyrimai nėra susijęs su Saule ar su pašvaistėm. Aš tyrinėju žvaigždes, kitas žvaigždes, ne Saulę, ir nustatinėju jų cheminę sudėtį. Mūsų grupė tuo užsiema, mes nustatinėjame žvaigždžių cheminę sudėtį. Bet šalia savo pagrindinio darbo aš labai mėgstu ateiti pakalbėti su visuomenė, nes man patinka pasakoti apie dangų, apie kosmosą paprastiems žmonėms, patinka tuo dalintis, tai labai džiaugiuosi, dėkoju organizatoriams, kad mane pakvietėte, tikrai ačiū labai. Va. Na ir kai nedirbu, kartais pakeliauju, pavyzdžiui, iki Kroatijos, nuotrauka iš Kroatijos. Paskaitoje kalbėsime tokiomis pagrindinėmis temomis apie Saulės magnetizmą, apie Žemės magnetizmą ir išsiaiškinsim, kodėl nesigauna kalbėti apie pašvaistės, nepakalbėjus apie magnetizmą. Bet aišku, norisi pradėti nuo lyrikos ir be abejo pašvaistės neatsirado 24 metais, jie žmonės stebino labai seniai, pavyzdžiui, yra toks įtarimas, kad piešiniuose, kurie datuojami 30 000 metų atgal Prancūzijoje, piešiniai urvuose vaizduoja irgi pašvaistes Prancūzijoje. Ir be abejo žmonės senovėje nesuprasdami, kas tai yra pašvaistė, ką jie čia mato, kūrė mitus ir visai kaip įsivaizdavo. Tai tie mitai įvairiai atrodė, kai kurios tautos labai džiaugiasi pašvaistėmis, galvodami, kad čia yra dvasios, o taip dvasios save apreiškia. Pavyzdžiui, skandinavai, vikingai tikėjo, kad čia valkirijos joja neštis į Valhalą mirusių karžygių vėles. Žodžiu, labai daug kur mitologijoje sutiksim įvairiausių dvasių pavydalus, kad tai yra, pašvaistės tai yra dvasios danguje. Bet jeigu, pavyzdžiui, sakykime, europiniai daly buvo, kur arčiau poliarinio rato gyveno tos tautos, kai kurios bijodavo pašvaisčių ir slėpdavosi savo jurtose, tai Kanados čiabuviai kaip tik labai džiaugiasi ir galvoja, kad tai yra ryšys su kosmoso pasauliu, su protėviais ir, žodžiu, taip labai romantiškai įsivaizdavo. Na, aišku, jau einant į viduramžius atsirado prietarai. Viduramžiais niekas, kas nutinka danguje, netrodė geras ženklas, pradedant užtemimais, kometų pasirodymais, tai lygiai taip pat ir pašvaistės, ypač raudonos, sodrios raudonos pašvaistės, tai buvo nelaimės ženklas, karų, ligų ir taip toliau. O pati prigimtis, fizikinė prigimtis, kas tai yra pašvaistė, buvo išsiaiškintos tik tai 20 amžiaus pradžioj. Tarptautinėje kalboje pašvaistės dar yra vadinamos aurora borealis, tai šitą vardą suteikė Galilėjo Galilėjus. Aurora tai buvo romėnų aušros berods deivė aurora, tai vat jos garbei buvo pavadintos pašvaistės. Ir pereikim po truputį jau prie šiek tiek labiau mokslinio turinio, tai apie Saulės magnetizmą. Saulė yra žvaigždė, kuri turi magnetinį lauką ir tas magnetinis laukas kinta. Tai yra, Saulė yra kintamo magnetizmo žvaigždė, kintamo magnetinio aktyvumo žvaigždė. Ir tas magnetinis laukas turi netgi kelis kitimo periodus. Jis kinta trumpu atstumu ir ilguoju periodu. Buvau pasiruošusi pasakoti apie magnetinį lauką, bet kadangi iš jūsų veidų matau, kad gal reikėtų praleisti šitą temą. Ne taip jau čia ir sudėtinga tas magnetinis laukas, žodžiu, yra magnetinis laukas. Paprastai jis
jisai vaizduojamas va taip tokiomis linijomis, tai čia yra nupiešta. Iš tikrųjų mes magnetinio lauko nei jaučiam, nei užuodžiam, bet žinom, pavyzdžiui, iš buities, kad yra magnetai, kurie traukia metalinius daiktus, mes turim kompasus, kurių pagalba galime orientuotis, kompaso įsimagnetinus rodiklį visą laiką rodo mums į šiaurę, šiaurinę kryptį. Kad tos magnetinio lauko linijos iš tikrųjų egzistuoja, galim patikrinti labai paprastu eksperimentu, tai yra prie paprasto magneto, dvipolio magneto paberti geležies drožlių ir jos gražiai įsidėlioja į tokias linijas, tokias išlenktas, rodydamos, kad tas magnetas irgi turi savo labą dieną. Turi magnetinį lauką ir magnetinio lauko jėgos, bet išsidėsto tokiomis linijomis, kurių mes nematom, bet va taip mes jas vaizduojam ir piešiam, o tokiais lankiukais, kaip čia matom. Taip, ir iš kurgi tas Saulėje magnetinis laukas atsiranda? Čia yra toks paveikslėlis vaizduojantis Saulę. Saulė turi vidinę struktūrą, viduje mes turime branduolį. Toliau yra spindulinė zona, kur energija perdodama spinduliuojant ir yra tokia konvekcinė juosta, tas išorinis sluoksnis, labiau į išorę sluoksnis Saulės, kur matom kunkuliuoja plazma, kunkuliuoja, maišosi, vyksta konvekcija. Aš paminėjau tokį burtažodį plazma. Žvaigždės, populiarioje literatūroje sakoma, kad tai yra įkaitusių dujų kamuolys, bet iš tikrųjų tos dujos yra plazmos būsenos. Mūsų oras, kurį mes čia aplinkui turim, irgi yra dujos. Bet orą sudaro pagrinde neutralūs atomai, molekulės, tuo tarpu plazmoje mes turime įelektrintas daleles pagrinde, nes tai yra labai aukšta temperatūra, pavyzdžiui, Saulės išorėje, Saulės paviršiuje mes turime arti 6000 laipsnių temperatūrą. O jeigu keliautume gilyn į Saulę, tai ta temperatūra būtų vis didesnė, arba jeigu keliautume kažkur į atmosferos išorę, vainikas dar labiau yra įkaitęs. Tai tokioj temperatūroje dujos yra, tos dalelės sudarančios dujos, jos nėra stabilios, jos labai greitai keičiasi, neutralūs atomai gali būti ionizuojami, daugybę kartų ionizuojami. Tai žodžiu, plazmoje mes turime tokią kočią, žiubą, kurią sudaro elektronai, protonai, alfa dalelės, jonai įvairiausių kategorijų, žodžiu, elektrintos dalelės, turinčios elektrinį krūvį. Ir aš paminėjau, kad konvekcijos zonoje plazma juda, vyksta srautais juda. Tai kai juda dalelės turinčios elektrinį krūvį, jos ką daro, jos kuria magnetinį lauką. Tai tokia yra teorija, kad būtent šitoj konvekciniai Saulės zonoje ir gimsta Saulės magnetinis laukas, tai yra ta konvekcinė zona veikia tarsi dinama, kuri generuoja magnetinį lauką. Kad iš tikrųjų yra ta konvekcija, tai čia mes ne taip sugalvojom, kad mums taip gražiau pavaizduoti. Iš tikrųjų mes, stebėdami Saulės paviršių, matom tokią kaip braškių uogienę verdančią. Nežinau, kodėl braškių, bet ne. Tai yra, matom, kaip tie srautai maišosi, toks paviršius yra vadinamas granuliacija, tai yra reikia susikombinuoti su visais instrumentais. Ten, kur matome tokią šviesesnę zoną, tai čia turime aukštyn kylančias įkaitusias dujas, aplinkui yra toks tamsesnis žiedas, tai čia atvėsusios dujos leidžiasi žemyn. Ir tokiu būdu vyksta konvekcija. Paviršiuje mes matome tokią granuliaciją. Tai, žodžiu, konvekcinė, o čia va taip paprastai vaizduojame magnetiniai laukai aplinkui kažkokius kosminius kūnus. Čia konkrečiai yra sakykime, pavaizduotas Saulės magnetinis laukas ir paprastai tas laukas yra dipolis, tai yra polius, iš kurio išeina magnetinio lauko jėgų linijos ir polius, į kurį sueina. Tai iš pietinio išeina, iš šiaurinį sueina. Berods nesumaišiau pusę. Bet čia yra labai gražiai parodyta, tvarkingai. Ne visą laiką Saulė būna tokia tvarkinga, praktiškai gal niekada ir nebūna. Nebūna todėl, kad Saulė nėra tobula sfera, kieta, tvirto paviršiaus sfera, kuri suktųsi
aplinkui savo ašį pastoviu greičiu. Tai yra Saulė sukasi aplinkui savo ašį, bet ta Saulė sudaranti plazma sukasi ne tuo pačiu greičiu. Greičiausiai plazma sukasi ties pusiauju, maždaug apsisuka pilnai per 25 dienas, lėčiausiai sukasi poliuose. Ir kas nutinka, kai plazma sukasi ne vienodai? Mes čia turime pavaizduotas magnetinio lauko linijas. Ir matom, kad kai tas greitis skiriasi, tos magnetinio lauko linijos tampa tarsi išlenkiamos. Ir tokiam procesui tęsiantis pakankamai ilgai, tos linijos susipainioja, užsilanksto, užsisuka, užsidaro ir ta tokia netvarka magnetinėme lauke kelia magnetinio lauko energiją. Jis kaupiasi Saulės viduje, bet tai negali trukti amžinai, kažkur tą energiją turi pasidėti ir jinai pradeda veržtis į Saulės išorę. Tai matom, kas nutinka, kad galiausiai atsiranda tos tokios kilputės, kurios išeina į Saulės paviršiaus išorę ir išeina ten, kur atsiranda Saulės dėmės. Paprastai tos Saulės dėmės atsiranda poromis. Tai iš vienos dėmės kilputė išeina, į kitą sueina. Nes visą laiką magnetinis laukas turi turėti abu polius, ir pietinį, ir šiaurinį. Kadangi mokslininkai mėgsta viską struktūruoti, tai net ir ta pati Saulės dėmė taip pat turi savo struktūrą. Tai yra toji dalis, kuri yra pati tamsiausia, vadinama umbra, o aplinkinis toks žiedas, kuris šiek tiek šviesesnis, bet dar netokio ryškumo kaip aplinkinė plazma, vadinasi penumbra. Ir šiaip iš tikrųjų tos dėmės, jos matosi pro teleskopą, pro Saulės teleskopą, ne bet kokį. Pro paprastą nežiūrėkit, jeigu norit matyti iki gyvenimo pabaigos gerai. 2 kartus galima. Na gerai. Tai jos matosi pro teleskopą ir iš tikrųjų atrodo mažytės tos dėmytės, bet realybėje tai jos yra didžiulės, jos gali būti žemės dydžio arba didesnės, jos gali susilieti ir suformuoti dar didesnės dėmes, ir vyksta tokia dinamika Saulės dėmių. Prašau. Aš turiu klausimą, o kodėl jos tamsios? Labai geras klausimas, aš apie tai būtinai pakalbėsiu, to jau pat. Jūs turbūt žinot, ar ne? Tik norit patikrinti, ar yra žinoma. Tai iš tikrųjų temperatūra plazmos skiriasi, ten, kur yra Saulės dėmė, jinai yra apie 2000 laipsnių mažesnė, lyginant su aplinkinė plazma ir, kaip ir sakiau, jos paprastai atsiranda porom ir yra išmatuota, kad ten, kur yra Saulės dėmės, ten magnetinis laukas yra iki 1000 kartų stipresnis negu vidutinis Saulės magnetinis laukas. Na ir aišku, jos turi skirtingą polariškumą. Šiaurinis ir pietinis polius, kaip ir sakiau, iš vieno išeina, kitas sueina. O temperatūra arba tas tamsumas atsiranda būtent dėl temperatūros skirtumo, tai yra, kadangi ten plazma, kur yra Saulės dėmė, yra vėsesnė, tai atrodo sąlyginai tamsesnė. O tas skirtumas temperatūros atsiranda todėl, kad ten, kur eina magnetinio lauko linijos, ten nevyksta konvekcija, tai yra plazma nesimaišo, jinai yra užrakinama. Tai pavyzdžiui, jeigu čia, kur nėra magnetinio lauko linijų, plazma maišosi, vyksta konvekcija, paviršius yra kaitinamas iš apačios ateinančių plazmos srautų. Tai čia yra šitose vietose uždaryta plazma, čia nevyksta konvekcija, jinai nėra šildomas paviršius ir jisai atvėsta. Atvėsta net 2000 laipsnių mažiau negu aplinkinė plazma. Tai užtat ir todėl. Atsakėt. Saulės dėmės yra skaičiuojamos, pradedant nuo Galilėjaus, kuris dar nežinojo, kad negalima pro teleskopą žiūrėti į Saulę. Iki šių dienų yra tos dėmės skaičiuojamos. Taigi mes turime jau išsame 400 metų, daugiau negu 400 metų Saulės dėmių istoriją. Ir per šitą ilgą istoriją yra pastebėta, kad Saulės dėmių skaičius keičiasi ir keičiasi jisai periodiškai. Būna periodų, kai, pavyzdžiui, porą metų, kai mes visiškai nematom Saulės dėmių paviršiuje, po to jų atsiranda pamažu ir tada būna periodai, kai jų matom labai daug.
ir paskui vėl pradeda tos dėmės mažėti, tai yra jų skaičius mažėti, kol vėl ateina laikotarpis, kai visiškai jų nematom. Ir tą mes galim matyti šitos diagramos, kur yra parodyti nuo Galilėjaus, tuomet, kai Galilėjus įsitaisė teleskopą ir pradėjo žiūrėti su juo visur, iki mūsų dienų. Ir ką mes esam pastebėję, kad egzistuoja tokie trumpi, maždaug 11 metų periodai, tai vadinami Saulės aktyvumo ciklai. Tas 11 skaičius tai yra toks vidutinis, iš tikrųjų, nebūtinai čia neįkalta akmenyje, gali būti 11, gali būti 8 metai, gali būti 13 metų, bet yra toks trumpas periodas nuo vieno momento, kai mes nematom Saulės dėmių paviršiuje, iki kito momento, praeinant maksimumą, kai matom labai daug tų dėmių. Tai va, šitas vienas toks pikiukas tai yra 11 metų vidutiniškai. Bet jeigu įsižiūrėtume, galime matyti, kad maksimumui nėra lygus. Būna tokių maksimumų, kurie šiaip yra labai maži. Pavyzdžiui, kaip mes šiandien matom, yra nedaug ir čia nedaug, o yra laikotarpių, kai tų dėmių matom ypač daug. Tai čia ne dėl to, kad mokslininkai tingėjo ar neskaičiavo, čia dėl to, kad taip iš tikrųjų yra. Tai yra tas, kiekvienas Saulės aktyvumo ciklas, jis nėra vienodas. Saulė gali būti aktyvesnė, tai tada mes dėmių matome daugiau, arba gali būti netokia aktyvi, tai tada tas periodas būna, prašau. Čia gal toks truputį kvailokas klausimas, bet šiaip įdomu, ar Galilėjus apako nuo žiūrėjimo į Saulę ar ne, nes sakėt, kad kaip ir negalima žiūrėti, bet pro paprastą teleskopą. Labai geras klausimas. Iš karto neapako, nebuvo taip, kad pažiūrėjo ir nebegalėjo matyti, bet jo regėjimas suprastėjo nuo to ir aišku, senatvėje tas atsiliepia. Tai kaip ir galima, bet... Nepatarti. 2 kartus. Jeigu diafragmą uždėdi gerą, tai tada gali žiūrėti. Neryšku. Ir galvau, kad prisikalbėsiu su Galilėjum. Ką dar mes čia įdomaus matom šitame grafike? Matome, kad buvo iki maždaug 18 amžiaus pradžios, kokių 50 gerų metų, kuomet buvo apskritai stebima per visą 50 metų laikotarpį labai nedaug Saulės dėmių. Tai čia vėlgi pabrėžiu ne dėl to, kad mokslininkai tingėjo ar neskaičiavo, jų iš tikrųjų buvo labai nedaug. Ir šitas toks Saulės aktyvumo sumažėjimo periodas turi netgi savo vardą, jis vadinasi Maunderio minimumas. Ir kaip tyčia šitas periodas sutampa su mažuoju ledynmečiu, kuomet Europoje pusę amžiaus buvo gana šaltas klimatas. Gana šaltas klimatas, ištisus metus, ilgos gilios žiemos, vėsios vasaros. Toks mažasis ledynmetis, tai iš šito mokslininkai daro tokią prielaidą, kad greičiausiai Saulės aktyvumas yra susijęs su klimatu Žemėje, tai yra kažkokiu tai būdu veikia klimatą Žemėje. Bet tai nėra įrodyta, nes be abejo galbūt kažkas susidėjo ar kiti tiesiog pačioj Žemėje vykstantis procesai, kurie sukėlė šitą mažą ledynmetį. Bet kaip ir sakiau, tokia idėja yra, kad gali būti, jog Saulės aktyvumas veikia Žemės klimatą. Dar čia tiesiog įdomumo dėlį įdėjau tokį paveikslėlį, kaip yra skaičiuojamos Saulės dėmės, jos ne tik užrašomos jų skaičius, bet jas galime atidėti, įsivaizduojam Saulės paviršių ir atidedam ten, kur tas dėmes matom. Tai yra pastebėta, kad, sakykime, čia turime minimumą, neturim Saulės dėmių, čia kur yra šita linija, po to pamažu atsiranda Saulės dėmės ir jos kaip taisyklė atsiranda ties vidutiniam platumom. Čia įsivaizduokit yra Saulė, čia yra Saulės pusiaujas, čia yra jos poliai, tai čia yra vidutinės platumos. Tai pirmiausia, Saulės dėmės pradeda rastis vidutinėse platumose ir einant tam 11 metų periodui, dėmės pamažu slenkasi link pusiaujų. Ir kai baigėsi ciklas, Saulės dėmės baigė savo gyvenimą, būdamos arčiau pusiaujo. Ir vėl turim minimumą. Tada kito periodo pradžioj vėl dėmės pradeda formuotis ties vidutiniam platumom. Ir tokiu būdu Saulės dėmės sukrenta į tokias gražias drugelio diagramas.
Tai va, tai turim saulės dėmes, turime susitaršiusi į saulės magnetinį lauką, užsisukusias linijas, susikaupusią didžiulę energiją, užrakintą saulės viduje, jinai turi kažkur pasidėti. Lygiai taip pat, kaip turi kažkur pasidėti, pavyzdžiui, įsivaizduokit, paimčiau dabar gazuoto gėrimo buteliuką, gerai papurtyčiau, kokio putojančio vyno, tai man padėtų išspręsti kamščio ištraukimo problemą. Jeigu gerai papurtyčiau, tuo pačiu ir kur tą skystį padėti problemą irgi padėtų išspręsti, tai žodžiu, panašiai vyksta ir su ta energija magnetinio lauko, kuri yra uždaroma, supainiojama saulės viduje, jinai turi išsiveržti. Ir jinai išsiveržia žybsnių metu. Tai yra paprastai ten, kur susiformuoja saulės dėmės, bet kada galime laukti įvykstant žybsnį, tai yra didžiulio energijos išsiveržimo, didžiulio sprogimo. Ta energija yra tokia didelė, kad užfiksuoti ją mes galėtume nebent rentgeno skalėje, nes tai yra tikrai didelė energija. Ir be abejo, kai išsiskiria stiprus energijos kiekis, pats sprogimas, tai pavyzdžiui, rentgeno spindulių mes nematom, ar ne? Mes nematom rentgeno šviesos, mes tiesiog ją galime užfiksuoti, kad įvyko sprogimas, išsiveržimas. Ką mes galime pamatyti, tai kaip to, kaip vadinamo saulės žybsnio metu, įkaitusi plazma yra išsprogdinama į kosminę erdvę, tai yra to žybsnio metu aplinkinė plazma yra taip įkaitinama, kad jinai gauna didžiulį greitį, jinai atitrūksta nuo saulės paviršių, toks didžiulis saulės plazmos burbulas ir iškeliauja kažkur tolyn į tarpplanetinę erdvę, į kosmosą. Tai vadinamas yra vainikinės medžiagos išsiveržimas. Ne kiekvienas žybsnis yra lydimas vainikinės medžiagos išsiveržimo, bet dažniausiai būna taip, kad po žybsnio iš karto turime ir vainikinės medžiagos išsiveržimą. Tai yra iš saulės vainikos atitrūksta, kaip ir sakiau, plazmos burbulas ir jisai pasileidžia skrieti tolyn per kosminę erdvę. Jeigu saulės dėmių pora yra atsisukusi į Žemę, tikėtina, kad vainikinė medžiaga pasuks Žemės link. Jeigu saulės dėmių pora nežiūri į Žemę, žiūri kažkur kitur, tai taip žybsnis įvyks vainikinės medžiagos išsiveržimas, bet jisai nebus nukreiptas Žemės link. Čia yra dar tokia nuotraukų rinkinėlis, kuris taip pat vaizduoja būtent kaip atitrūksta, įvyksta, prasideda išsiveržimas ir matom galiausiai plazmos, burbulą vadint gal čia būtų per gražu, toks debesėlis atitrūksta ir skrieja tolyn į kosmosą. Skrieja tos dalelės labai greitai, didžiuliu greičiu, maždaug nuo taip vidutiniškai apie 500 km per sekundę, tai taip nuo 250 iki 3000 galime siekti greitis, 3000 km per sekundę, tai įsivaizduokit viens ir Palangoj. O tokiu greičiu. Ir paprastai tas debesėlis Žemę gali pasiekti, jeigu Žemės link jisai skrieja, gali pasiekti per dieną pačios greičiausios dalelės, lėtesnės atskrenda po 3 parų, tai jau taip 1-3 paros yra tas laiko tarpas, per kurį pasiekia plazma Žemę, kai tuo tarpu žybsnio metu rentgeno spinduliai pasklinda įvairiomis kryptimis ir jie skrenda šviesos greičiu ir Žemę pasiekia labai greitai, per 8 minutės. Bet laimėm atmosfera saugo mus nuo rentgeno spindulių, tai praktiškai to poveikio mes nejaučiam. Ir iliustravimui, kuogi skiriasi žybsnis nuo vainikinės medžiagos išsiveržimo, dėjau tokį filmuką, jisai nėra pačios geriausios kokybės, bet gal, jeigu aš čia painiai pasakojau, padės suprasti.
Bet iš tikrųjų Saulės plazma ne vien tik tai vainikinės medžiagos išsiveržimo metu iškeliauja į kosminę erdvę, mes gyvename nuolatinėme Saulės plazmos dalelių sraute, tai yra nuolatos Saulės sistemą skrodžia elektronai, jonai, protonai ir taip toliau. Kodėl tai vyksta, galima vėlgi pasitelkti analogiją iš kasdienybės, kai mes turim karštą sriubą arba karštą arbatą, jinai garuoja. Tai įsivaizduokit, kaip turi garuoti Saulė, kurios temperatūra yra arti 6000 laipsnių. Tai tą nuolatinį vėją galime įsivaizduoti kaip garus. Nors tai nėra gerai, bet nuolatos Saulės paviršių tas Saulės vainikas arba pats išoriškiausias Saulės atmosferos sluoksnis, jis tarsi tęsiasi per visą Saulės sistemą. Tik jis yra labai retas, jo tankis yra nedidelis, bet vis tiek mes esam nuolatinėme Saulės dalelių sraute, Saulės vėje. Ir esam nuolatos veikiami. Tiesiog, kai vyksta vainikinės medžiagos išsiveržimas, tai yra tada tas srautas, jis yra labai tankus. O Saulės vėjas yra retesnis. Ir dar įdomus faktas, tai ką noriu atkreipti dėmesį, nors tai su mūsų tema gal nelabai susiję, bet tiesiog įdomu, kad per sekundę dėl Saulės vėjo Saulė praranda apie 1 milijoną tonų materijos. Bet nepaisant šito, per 4,6 milijardus metų, kiek Saulė jau yra gyva, jinai neteko tik tai 1/10 savo masės dėl to. Tai tiesiog pabandėme įsivaizduoti, koks tai yra didžiulis kūnas. Prašau. Čia gal irgi nelabai su šita tema susiję, bet jeigu sistemoje būtų 2 žvaigždės, tai jos tada spjaudytųsi viena į kitą tą masę ir... Ar ne taip, nes jūs dabar sakėte, kad kažkaip jeigu tas pliūpsnis yra nukreiptas į Žemę, Žemė sukusi tą vietą, kur yra pliūpsnis, jis maždaug į Žemę eina, bet atmosfera neleidžia būtent prasiverti. Tai jeigu būtų 2 žvaigždės, tai jos taip mase tada keistus, ar kaip čia reiktų daryti? Tai iš tikrųjų taip nutinka dvinarėse sistemose, kad tos žvaigždutės yra labai draugiškos, jos dalinasi savo medžiagą. Tai yra dažniausiai viena būna didesnės masės, turi daugiau gravitacijos ir nuo kitos nusiurbinėja pamažu jos dujas. Tai taip vyksta, iš tikrųjų, ne vien tik pliūpsniais ten jos viena su kita keičiasi, bet yra ir kur kas toks intimesnis bendravimas tarp žvaigždžių. Ir po to ten daug įdomių dalykų vyksta, pavyzdžiui, kai, sakykime, toji žvaigždžių poroj yra baltoji nykštukė, jinai prisisiurbia per daug medžiagos, tada jinai gali sprogti kaip nova, kurios mes čia laukiam pernai ir niekaip vis dar nesulaukėm. Tai, žodžiu, ten kuo ta sistema yra artimesnė, tuo daugiau ten visko vyksta tarp tų žvaigždžių. Žemė taip pat turi magnetinį lauką. Kadangi jau matau, aš čia labai ilgai kalbu, tai jau neapsistosiu ilgai. Tiesiog, vėlgi, matom tą patį pavaizduotą magnetinį lauką su magnetinio lauko jėgų linijomis. Kaip atsiranda Žemės magnetinis laukas, taip pat 100% nėra žinoma, bet manoma, kad tas dinamo, kuri kuria Žemės magnetinį lauką, yra Žemės branduolyje. Žemės branduolys yra sudarytas iš metalų. Tai pati centrinė, tas inner core yra kietas, o išorinis branduolio sluoksnis yra išsilydžiusi medžiaga.
Tai kas nutinka, kai juda išsilydžiusi medžiaga, tai yra skystos būsenos. Ir tame sluoksnyje taip pat vyksta konvekcija dėl įvairiausių priežasčių. Tai yra srautai maišosi, vyksta srautų judėjimas. Dėl įvairiausių priežasčių, tiesiog dėl tam tikrų reakcijų vykstančių pačiame branduolyje, taip pat dėl žemės sukimosi, tos sukimosi jėgos sukuria dar irgi konvekcija branduolyje. Tai žodžiu, ta konvekcija kas yra? Tai yra tiesiog judančios geležies arba metalo dalelės, kurios kuria elektros sroves, o elektros srovės kuria magnetinį lauką. Tai va, tokiu būdu atsiranda Žemės magnetinis laukas. Nors prieš tai paveikslėlė jisai buvo pavaizduotas kaip gražus burbuliukas, tai iš tikrųjų taip nėra, jisai yra netokios taisyklingos formos, nes ateinantis saulės vėjas, apie kurį jau pakalbėjom, iškreipia magnetinio lauko formą. Čia mes turime kur kas mažiau to magnetinio lauko, tuo tarpu tolyn nuo saulės tas magnetinis laukas išsitęsia labai toli ir jisai praktiškai suformuoja tokią lašo formos darinį. Kai kurios magnetinio lauko linijos yra uždaros, tai yra išeina iš vieno poliaus į kitą sueina, kai kurios iš tų linijų yra atviros. Ir tos linijos, kurios atviros, pamiršau paminėti labai svarbų dalyką. Magnetinis laukas saugo mus nuo Saulės plazmos dalelių. Absoliučiai didžioji dalis Saulės plazmos tiesiog apeina Žemės magnetinį lauką ir mums nepakenkia. Čia panašiai kaip, pavyzdžiui, galim įsivaizduoti tekantį upeliuką, kuriame yra didelis akmuo, tai vanduo tiesiog apeina tą akmenį. Tai dėka magnetinio lauko Saulės tas vėjas irgi gražiai aplenkia mus. Bet ne visas, ne absoliučiai visas, kai kurios tos elektrintos dalelės, elektronai, protonai užkimba už linijų, ypatingai tų, kurios yra atviros, o atviros linijos paprastai būna arčiausiai polių, magnetinio lauko polių, ir čia susiformuoja kaip tarsi tokie piltuvėliai, į kuriuos sukrenta tos Saulės plazmos dalelės. Ir tokiu būdu pagal magnetinio lauko linijas priartėja arčiau Žemės, tai yra jos patenka į vidų magnetinio lauko ir priartėja taip arti Žemės, kad pasiekia Žemės atmosferą. Čia yra kitas paveikslėlis, kuris gal kažkiek vaizdžiau parodo, tai va čia vėlgi tos mėlynos yra Žemės magnetinio lauko linijos, raudoni yra, sakykime, elektronai iš Saulės plazmos, kurie atkeliauja arba su Saulės vėju, arba po žybsnio. Ir va čia taip gražiai maždaug ties poliais magnetinio lauko pasiekia Žemės atmosferą. Ir čia tie vat mėlyni yra deguonis, azotas, žodžiu, atmosferą sudarančios dalelės ir jos ima švytėti. Priminsiu, tos elektrintos Saulės plazmos dalelės sklinda labai dideliu greičiu, vidutiniškai apie 500 km/s greičiu, bet čia irgi nėra akmenį iškalta. Ir jos sutinka pakeliui išorinių Žemės atmosferos sluoksnių atomus, molekulės. Iš fizikos žinome, kad energija iš nieko neatsiranda ir niekur nedingsta. Tai tos dalelės, kurios yra sustabdomos atmosferoje, jų kinetinė energija turi kažkur pasidėti. Jinai tiesiog pereina į mūsų atmosferos atomus ir molekulės. Ir tada tie atomai, molekulės tampa sužadinti. Betgi gamtoje yra taip, kad visos dalelės stengiasi užimti tą būseną, kuri reikalauja mažiausiai energijos. Jeigu jums kartais tingisi, nenusiminkit, jūs esat gamtos dalis, jums irgi norisi užimti būseną, kuri reikalauja mažiausiai energijos. Tad tie sužadinti atomai energijos perteklių stengiasi kuo greičiau atsikratyti ir grįžti į normalią, jiems labiau suprantamą priimtiną būseną. Tai tas energijos perteklius yra išspinduliuojamas, bet jis yra jau išspinduliuojamas kaip šviesa, tai yra fotono pavidalu. Jūs gražiau aiškinu. Fotono pavidalu ir mes tą matom kaip švytėjimą, kaip švytėjimą ore, danguje, atmosferoje.
žaliai, raudonai, mėlynai, violetiniai, visaip kaip. Tai taip ir susiformuoja šiaurės pašvaistės, tiesiog saulės plazmos elektrintos dalelės įstringa Žemės magnetinėme lauke, jos nukeliauja iki atmosferos, iki išorinio atmosferos sluoksnių, ten sutinka deguonį, azotą, su jais kontaktuoja, juos sužadina ir tada tie sužadinti atomai, molekulės išspinduliuoja atgal energiją, grįžta į pradinę būseną ir tas išspinduliavimas kaip šviesa, kaip pavyzdžiui neono lempos veikia panašių principų, tos reklaminės visos dujų lempos. Tai lygiai taip pat dėl to ir atsiranda švytėjimas danguje. Nuo ko priklauso spalva? Spalva priklauso nuo to, kokia būtent dalelė švyti. Ar tai yra deguonis, ar tai yra azotas. Čia kaip tik tai yra parodyta, čia viršuje matote vaivorykštę, yra surašyti bangos ilgiai. Žinome, kad bangos ilgis atitinka dažnį energetinį tam tikrą, tai raudonė yra mažiau. Tai yra ilgesnės bangos, mėlyni yra trumpesnės bangos, bet visą tai yra susijęs su deguonimi. Tiek žaliai, tiek raudonai, ką mes dažniausiai ir matome pašvaistėse, švyti deguonis. Deguonės atomai. Bet matom mes danguje ne vien tik tai žalia arba raudona, tai čia dar įsijungia, jeigu tai yra stiprus įvykis, stiprus saulės aktyvumas, atsiranda ir daugiau spalvų, įsijungia ir azotas. Ir kaip matom, čia šone yra parodyta skirtingų spalvų švytėjimas atsiranda skirtingame aukštyje. Tai aukščiausiai maždaug apie 300, apie 400 km švyti deguonis raudonai. Toliau šiek tiek žemiau švyti žaliai deguonis, bet tas švytėjimas atsiranda skirtingai. Raudonas spalva atsiranda, kai deguonis tiesiogiai sąveikauja su saulės elektronais. Tai yra saulės elektronai jį sužadina. Tuo tarpu žaliai švyti deguonis, kurį sužadina jau šiek tiek mažiau energijos turintys azoto elektronai, nes azotas taip pat tampa sužadintas, tampa jonizuojamas, kai jisai sąveikauja su saulės plazmos dalelėmis, jis yra jonizuojamas ir tie pabėgę elektronai tada sąveikauja su deguonimi ir priverčia jį švytėti žaliai. Tai va iš čia atsiranda žalia spalva. Toliau apačioje turime tokias violetinės, mėlynas juostas, čia jau įsijungia azoto švytėjimas, tai yra jonizuotos azoto molekulės švytėjimas. Ir čia šone, ką matot, jums turi kelti klausimų. Čia azotas maždaug iki 100 km aukštyje vyksta jo švytėjimas, o čia šone matome pašvaistės nuotrauką. Ir jums turi kelti klausimų. Ar viskas čia gerai parodyta? Balta biškį, mėlyna. Labai gerai, mėlyna viršui, nors iš tikrųjų tai turėtų būti apačioj, nes čia viskas vyksta maždaug iki žemiausiose sluoksniuose ionosferos. Tai iš tikrųjų ne vien tik azotas ir deguonis dalyvauja, susiformuojant pašvaistėms dalyvauja ir taip maždaug apie 400 km ir aukščiau esantis atmosferoje vandenilis ir helis. Jo yra labai nedaug, bet jisai taip pat sąveikauja su saulės plazma ir jisai taip pat pradeda švytėti. Ir būtent vandenilis, helis ir skleidžia šitą tokią mėlyną violetinę spalvą, pačiame viršuje pašvaistės. Kadangi vandenilio helio nėra daug, tai ta mėlyna yra blyški, bet jeigu jau atsiranda pačiame viršuje mėlyna spalva, tai čia žinokite švyti vandenilis helis, o mėlyna violetinė turi atsirasti kažkur čia apačioj. Taip pat spalvos maišosi, jos be abejo nėra grynos. Ir maišosi panašių principų, kaip mes pieštume su akvarelė. Maišytume mėlyną su žalia, gautume ten kažkokią geltoną. Tai iš tikrųjų ta šviesa irgi susilieja mums akise, mes matom ne vien tik tai tokias grynas, kur žalia, raudona, matom ryškę rožinę, matom geltoną,
ir visokia kitokia, tai atspalviai atsiranda būtent dėl to, kad ta šviesa tarpusavyje sąveikauja, maišasi, susilieja ir tos spalvos nėra visą laiką tokios grynos. Susikuria daugiau tų atspalvių. Jeigu Saulė yra rami ir mes turime tik tai Saulės vėją, mes vis tiek matome pašvaistes. Nes iš Saulės vėjo pagautos dalelės atkeliauja link ašigalių, prašau. Dar prieš tai norėčiau paklausti, o tai negalima sugeneruoti šitos Saulės elektronai negalima sugeneruoti žalingos spinduliuotės? Nes kalbėjo tik apie spalvą, o aukščiau energingesnės. Ką jūs turite omenyje? Kad jonizuotų kad dabar gyvybę Žemėje kaip... dabar, kad rodėte spalvas, tai kokias gali sugeneruoti atomai, bet energingesnės negali, kuri būtų žalinga žmogui, ypač jeigu būtų tiesiai, kur susidaro šitas... Tai čia nuo atomo priklauso, jeigu atomai taip spinduliuoja, tai jie tik skleidžia tokią antrinį. Čia antrinį, šviesa ne pirminė. Tai atmosferos, kad tai nėra tokių... Jonizuoja, o kada rekombinuojasi, išeina šviesa. Tai atomų nėra tokių mūsų atmosferų, kurie galėtų sugeneruoti? Nu, yra, bet jie jau ne tokios masės turėtų būti. Čia yra lengviausia atomai, jie tik taip ir šveičia. Nes yra sunkiuose atomuose yra kitokios energijos visai elektronų. Tai jeigu ten skraidytų sunkus, tai jeigu skleistų nematomą šviesą. O ultravioletą ir dar daugiau. Gerai, keliaujant toliau. Tai kaip ir sakiau, net jeigu ir Saulė nėra aktyvi, mes neturime žybsnių, vis tiek už poliarinio rato mes matytume pašvaistę, nes ir Saulės vėjo dalelės, kai kurios įstringa Žemės magnetinėme lauke. Ir čia aš paėmiau vaizdą iš internetinio puslapio, kur galime sekti informaciją apie Saulės aktyvumą, apie tai, kas apskritai matosi gražaus danguje dabar. Aišku, pagrindinė informacija yra būtent sekti kosminius orus. Kaip matom, ta šiaurinė pašvaistė, tiek aišku, pietuose reikia įsivaizduoti, kad yra pietų pašvaistė, tai ne vien tik tai šiaurės pusrutulis yra puošiamas pašvaistėmis. Jinai nėra taisyklinga, tai yra toks ištęstas ovalas, labiau ir aktyviau pašvaistės reiškiasi naktinėje dalyje, o mažiau ir netaip aktyviai dieninėje dalyje, bet žinom, kad už poliarinio rato būna poliarinė naktis ir Saulė nepateka, tai čia visą laiką naktis, tiesiog pagal tai galim spręsti, čia kur iškiau, tai čia reikia įsivaizduoti diena, čia kur tamsiau yra naktis. Tai naktinėje pusėje pašvaistės mes galime matyti maždaug ties 67 laipsniais platumos, o dieninėje pusėje ties 74. Tai čia ramių periodų. Dabar jeigu atsidarytumėte tą puslapį, matytumėte kažką panašaus, nes Saulė dabar būtent yra rami. Čia yra nuotrauka daryta iš kosmoso, tai yra netgi pakilę į kosmosą, mes galėtume matyti, fotografuoti pašvaistę, tai šita nuotrauka yra daryta 91 metais iš erdvėlaivio Discovery. Tai irgi matome žaliai švyti pagrinde visą pašvaistę ir viršuje, pačios viršūnės, tai yra irgi to paties deguonio, tik tai jau mes turime čia daugiau energijos ir matom, tie spygliai viršutiniai yra nudažyti raudonu. Kodėl yra aktualu kalbėti dabar būtent apie pašvaistes? Todėl, kad mes kaip tik dabar išgyvename 25 ciklo aktyvumo maksimumą. Čia šitame paveikslėlyje matote, kaip buvo prognozuojama, kaip piešiama šito aktyvumo ateitis kažkada prieš porą metų. 24 ciklas buvo ganėtinai ramus. Nedaug matėme Saulės dėmių ir per visą tą ciklą nematėme pašvaisčių Lietuvoje, nes tiesiog Saulė buvo netokia aktyvi.
Ir buvo manoma, kad ir 25 ciklas irgi bus ramus, matot, čia vat yra raudonai ir tas pilka ta juosta, tai yra prognozės, buvo prognozuojama, kad irgi bus rami saulutė, bet prognozė su realybė prasilenkia jau prieš porą metų, kai saulės dienų skaičius viršijo prognozes. Ir mes turime tikrai aktyvų gana periodą, 25, kuomet saulė tikrai yra aktyvi, yra stiprus žybsniai, yra stiprios dalelės pasiekia mus ir mes matom pašvaistės net Lietuvoje. Čia yra kitas pavyzdėlis vaizduojantis prieš tai irgi buvusius ciklus, tai mėlynis burbuliukai rodo saulės dienų skaičių, o čia stulpeliais yra parodytos žybsnių klasės. Tai yra žybsniai taip pat yra skirstomi į klases pagal stiprumą. Tipai yra žymimi raidėmis, kur A tipo žybsnis yra pasilpniausias, toliau turime B, C, M ir X tipo žybsniai yra patys stipriausi. Kuo žybsnis stipresnis, tuo jų rečiau pasitaiko, tai matome, kad pačiame viršuje yra vos nuspalvintai tokia ryškinė spalva X žybsniai. Daugiausia turime C, aišku, daug būna PA, bet jie nėra kenksmingi, jie neįdomus, todėl paprastai jų ir neskaičiuojame, jie niekaip nepaveikia Žemės. Tai dar viduje kiekviena iš tų klasių yra skirstoma pagal stiprumą į skaičius. Tai yra kiekviena klasė dar gali turėti tam tikrą skaičiaus žymenį, nuo 1 iki 9, irgi priklausomai pagal stiprumą, kur vienetas yra silpniausias, o 10 yra stipriausias. Yra 9. Čia tiesiog įdėjau paveikslėlį praeitą savaitgalį, kaip tik tai turėjome audrytę. Matom, pradedant sausio 3 vakaro įvyko keli X ir M klasės žybsniai. Šalia matote skaičiukus, tai turėjome gana tokį stiprų M8 klasės žybsnį ir net 3 X klasės žybsnius. Tai iš tikrųjų praeitą savaitgalį įvyko geomagnetinė audra, tiesiog dėl to, kad buvo apsiniaukę, mes negalėjome stebėti pašvaisčių, bet pavyzdžiui laimingi žmonės kažkur Slovakijoje fotografavo. Priklausomai nuo žybsnio stiprumo, atkeliavusi Saulės plazma gali sukelti skirtingo stiprumo geomagnetinės audras. Tai yra, reikia suprasti, kad ta Saulės plazma keliauja taip pat turėdamas savo magnetinį lauką. Ir tas magnetinis laukas, pasiekęs Žemės magnetinį lauką, jame sukelia chaosą. Indukuoja papildomas sroves, kurios savo ruožtu dar papildomus magnetinius laukus sukuria, žodžiu, vėlgi tos magnetinio lauko linijos praranda tvarkingumą, jos susipainioja, užsisuka ir tokiu būdu prasideda geomagnetinė audra, kuri taip pat yra matuojama tam tikra skale. Ir ta skalė nustatoma pagal KM faktorių. Tai yra atskirai Žemėje tam tikrose teritorijose yra matuojama įtaka, jinai yra sumuojama ir tokiu būdu gaunamas planetiškas K indeksas, pagal kurį yra nustatoma, kokios klasės tai yra geomagnetinė audra. Tai pati stipriausia geomagnetinė audra vyksta, kai mes turime K planetiškai lygų 9. Ir priklausomai nuo stiprumo, pašvaisčių matomumas, kaip matote, irgi skiriasi. Jeigu mes turime tik viso labo K3, tai pašvaistės pasiekia šitas platumas, kur mėlynai pažymėta. O jeigu turime stiprią geomagnetinę audrą, tai, kaip matome, pašvaistės gali tęstis toli ir gali būti matomos toli pietuose, toli į pietus nuo poliarinio rato. Žodžiu, kuo yra stipresnė geomagnetinė audra, tuo yra didesnė galimybė pagauti daugiau Saulės dalelių.
jos jonizuoja, suaktyvina didesnį atmosferos kiekį ir pasislenka toliau pačios tos pašvaistės, ne ties poliariniu ratu sustoja, bet pasislenka toliau į pietus nuo poliarinio rato. Mes, aš ir mano kolegos, jau pradėjome krykštauti 23 metų balandžio 23 dieną, kuomet danguje, Lietuvos danguje pasirodė pašvaistės. Paprastai, čia nelabai ryškiai matosi, bet įsižiūrėkit, paprastai Lietuvoje, jeigu mes ir galim matyti pašvaistės, tai jos būna kažkur šiaurėje, tokie žali stulpai labai neryškus. O čia aukšti stulpai per visą dangų, tokios juostos vingiuojančios. Šitame GIF paveikslėlyje matosi geriau, tik tai jisai nėra spalvotas. Tai čia viso labo įvyko M klasės žingsnis, kuris sukėlė G4 stiprumo geomagnetinę audrą. Ir Lietuvoje, Lietuvos danguje matėsi žalios gražios pašvaistės. Na ir galiausiai atėjo praeitų metų gegužės 11 diena su tokiais vaizdais danguje. Kitą dieną mes nubudome. Memų kūrėjai taip pat turėjo darbo kitą dieną. Tai iš tikrųjų šitas vaizdas, aš pati, iš tikrųjų tai man buvo pirmą kartą gyvenime matoma tokia pašvaistė, bet kolega, kuris dažniau žiūri į dangų, sakė, kad prieš 20 metų buvo kažkas panašaus, tai žodžiu, ne 24, o 23 ciklas irgi buvo pakankamai aktyvus, Lietuvai padovanojęs tokių vaizdų. 24 buvo ramus, tai mes praktiškai nieko tokio gražaus ir įspūdingo nematėme, o praėję metai iš tikrųjų buvo nuostabūs. Ir čia yra paveikslėlis, yra vieno dangaus fotografo padarytas toks grafikėlis praeitų metų. Čia yra praėję metai ir burbulo stiprumas atitinka geomagnetinės audros stiprumą. Tai yra, kuo didesnis burbulas, kuo ryškesnės spalvos, tuo didesnę geomagnetinę audrą mes turėjome. Tai va čia šitas burbulas yra gegužės 11. Toliau mes čia turime spalį, kur aš tai nežinau, pas mus turbūt apsinelakė buvo. Dar labai graži geomagnetinė audra buvo, ką reiškia gražios pašvaistės, buvo kaip tik tai per Perseidų meteorų lietų, tai yra rugpjūčio 12-13 dienomis ir tikrai internete mirgėjo nuotraukos, kur per pašvaistę skrodžia meteoras Perseido. Ir jau tikrai jaučiu, kad ištekėjo mano laikas, tai dar noriu ką pasakyti, kad šiais moderniais skaitmeniniais laikais, aš manau, turi atsirasti dar viena sąvoka kaip fotografinė pašvaistė, nes iš tikrųjų mūsų akis ir mūsų šiuolaikinių fotoaparatų galimybės stipriai skiriasi. Mes ne visą laiką matom tai, ką gali pamatyti mūsų fotoaparatai. Tai jeigu, pavyzdžiui, internete matote pašvaisčių nuotraukas ir gailitės, kad miegojote, nematėte, tai nereiškia, kad jūs būtumėte ir pamatęs, jeigu būtumėte ir nemiegojęs. Tiesiog su fotoaparatais mes galime daryti išlaikymą, ekspoziciją ir surinkti daugiau tų fotonų. Pašvaistė vyksta, bet mūsų akis jų nemato, jeigu tai yra kažkas silpnesnė geomagnetinė audra. Toliau dar yra toks fenomenas, kaip paminėjau, kad ta Saulės plazma keliauja su savo magnetiniu lauku. Tai iš tikrųjų, jeigu poliariškumas to plazmos, to vainiko išmestos medžiagos magnetinio lauko poliariškumas sutampa su Žemės magnetinio lauko poliariškumu, tai nieko nevyksta, tiesiog gražiai praeina pro magnetinį lauką ir nesukelia jame geomagnetinės audros. Ir taip irgi nutiko 24 metais, kuomet prognozės žadėjo labai gražią pašvaistę kažkurią tai čia dieną, neatsimenu kurią, ir jau išsišiepę laukiame naktį pasirodant pašvaisčių ir nieko nebuvo. Ir po to paaiškėjo, kad tiesiog poliariškumai sutapo ir todėl pašvaisčių nematėme, nes nenutiko geomagnetinė audra. Tuo tarpu, kaip poliariškumai skiriasi, jie būtent tada ir sukeliama yra ir tie tokie nestabilumai, papildomi virpesiai Žemės magnetinėme lauke, kuris galiausiai sukelia geomagnetinę audrą ir generuoja pašvaistes danguje. Galima paklausti? Po kompasų rodikliais galima pastebėti, kad sutrikdomas magnetinis laukas Žemės?
Nu, sakykime, šokinėjai, jinai ten nestabiliai rodo, ar dar kažkas vyksta. Ar jisai silpnesnis žymiai? Aš galvoju, nežinau, bet man atrodo, kad kadangi tai vis tik tai vyksta aukščiau, ne žemės paviršiuje, tai labai stipriai neturėtų veikti. Google'as sakė, kad iki 10 vaidų kvadratmetrų galima matyti. Na, tai vis tik tai reikia. Kaip tu greitai guglinė? Na ir jau visiškai pabaigti savo paskaitą noriu su žinia, kad praeitų metų spalio viduryje va šita kompanija, kuri ir praneša mums apie kosminius orus, paskelbė kartu su NASA, kad pasiekėme Saulės ciklo maksimumą, tai reiškia dabar toliau tų Saulės dėmių, žybsnių ir išsiveržimų turėtų mažėti, bet nereikia suprasti, kad nuo spalio 15 kažkas nukirto ir jau viskas, jau Saulė dabar ramiai gera ir nieko nedaro. Taip nebus, tikėtina, kad šie 25 metai bus panašus į 24 metus, tai duok Dieve mums giedro dangaus, kad galėtume naktimis pažiūrėti pašvaistę, jeigu tokia pasirodys Lietuvos danguje. Bet jūs bijoti nereikia. Ačiū. Tai klausimams dar čia mes turim, ar nebeturim? Aš norėjau paklausti, ar žinoma kilmė 11-12 maždaug metų ciklo, kame jisai yra, kas yra šaltinis? Ar čia Saulė, ar čia išorinės priežastys? Ne, čia tiesiog Saulės aktyvumas taip vyksta. Bet kas grinai ten, kokie procesai vyksta, niekas nežino. Prašau. Kodėl pašvaistė susidaro būtent juostos formas, o ne... Labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų, kadangi tos Saulės plazmos dalelės, kurios atkeliauja link mūsų, jos seka magnetinio lauko linijas, tai ir pačios pašvaistės forma būna tokia kaip magnetinio lauko. Mes galime matyti stulpus pašvaisčių, galime matyti juostas, jeigu vyksta kažkoks užsimazgymas magnetinio lauko, bet tiesiog pašvaistės parodo mums magnetinio lauko formą. Magnetinio lauko linijų formą. O ozono sluoksnis kokį pokytį pašvaistėms? Jokio šiaip nereaguoja jis. Ir man atrodo, jis tai yra ne ionosferoje, o stratosferoje, jeigu neklystu. Tai trupučiuką... Ozonas neprisideda prie kažkokio spektro? Nes jis irgi turi savo spektro linijas. Va jūs kai tyrinėjat spektrus, tai turėtų būti aišku, koks tas, kokios linijos. Ozonas matosi infraraudonajam diapazone, ne regimoji, ne optiniai srity, bet infraraudonojai. Tai šiaip tai galima būtų, reiškia, jį užfiksuoti tą ozono švytėjimą, jeigu su aparatūra atitinkamai darytų? Jeigu jis išvietėtų, tai jos su infraraudonųjų spindulių imtuvais. Ultravioletinių. Infraraudonųjų, tai čia būtų žemės, o čia yra aukštas. Bet čia yra apie šviesą, čia ne apie garsą, čia apie Nu, kaip dažnai yra virš... Nu, taip, tai yra ir ultravioletinė, ultravioletinė, bet yra ir infraraudonoji. Nu, tai va, tai įdomu, kur ten jisai reiškiasi. O tarp kitko, tas sluoksnis, jisai pažeidžia Saulės audros sluoksnį? Ozono sluoksnį? Neteko skaityti, kad pažeistų, bet aš sakau, man atrodo, ozonas yra žemiau negu pašvaistės formuojasi. Tai... Vienu žodžiu, dar klaustukų daug. Ja. Tai tik 20 amžiaus pradžios supratom, kas tai yra. Dar klausimų? Jūs kažko norėjot, ar jau paklausėt? Taip, o tas ciklų kvaziperiodiškumas, tai ateina iš to, kad ten sukasi skirtingi sluoksniai skirtingų greičių Saulės. Iš tikrųjų, pamiršau paminėti dar tokį svarbų dalyką, kad ciklo metu pasikeičia Saulės magnetinio lauko poliariškumas.
Būtent kai pasiekia maksimumą periodas, kai turime periodą, sakykime, aktyvumo periodo maksimumą pasikeičia tie poliai vietomis. Žemės magnetinis laukas irgi keičiasi jo poliariškumai, bet ne taip dažnai keičiasi maždaug kas 100 000 metų maždaug. O Saulės magnetinio lauko poliariškumas keičiasi kas 11 metų, taip pat grubiai tariant. Tai čia dar ir su tuo susiję tas aktyvumas magnetinis, kad keičiasi poliai. Prašau. Labai fiziški klausimai buvo, aš tokia paprastesnė. Labai gerai. Kalbėjote apie tas Saulės žemės ir kad jos yra didelis skirtingų polių, o kaip nustato, kuris polius ar šių dalykų? Aš taip įsivaizduoju, kadangi sakau, aš nedirbu su Saule, įsivaizduoju, kad aparatais, kurie tyrinėja Saulės magnetinį lauką, galima nustatyti poliariškumą. Tai turbūt plazma iš vienos dėmės pereina į kitą. Tai tada ir maždaug galima nustatyti, kokia srovė yra iš elektronų susidaro, tai ir magnetinis laukas, žinoma. Šiaip ten, kur vaizduoja, kad iš vienos dėmės kažkas išeina, kitas sueina, tai čia yra magnetinis laukas. Jeigu plazma... Bet jis nematomas šiaip magnetinis laukas? Ne, šiaip nematomas, taip, čia tiesiog taip vaizduojama, sutartinais tokiais ženklais. Plazma, kuri įstringa tarp tų magnetinio lauko linijų, suformuoja protuberantus, bet galiausiai tie protuberantai išnyksta. Ir tai nėra taip, kad ten pumpuotų plazmą ten iš vienos vietos į kitą. O tai žiūrėkit, kaip gaunasi, kad plazmos Saulės to išorinio sluoksnio temperatūra apie 60 milijonų laipsnių gali siekti, o paviršius yra tik 5000–6000. Tai iš kur gaunasi tie milijonai? Trintis ar dar kažkas? Kur milijonais? Paties vainiko temperatūra skaitosi viršyje paties paviršiaus. Tai čia vainike temperatūra pakyla jau dėl Saulės magnetizmo. Tiesiog tada jau tuose išoriniuose Saulės atmosferos sluoksniuose dalelės yra pagaunamos magnetinio lauko ir dėka to jos yra įgreitinamos. Tai čia jau yra susijęs su temperatūra, tai yra kinetinė energija. Kuo greičiau dalelė juda, kuo didesniu greičiu, tuo jinai daugiau turi temperatūros. Tai tiesiog dėl to, kad čia jau magnetinis laukas, taip sakant, įkaitina vainiką Saulės. Ir įkaitina tiek įgreitina tas vainiko daleles, kad jos gali atsispirti Saulės gravitacijai ir gali skrieti tolyn į tarpplanetinę erdvę. O jums, pavyzdžiui, nekilo tokia asociacija, kad pačios dėmės yra tas pats, kas Žemės ugnikalnių, nes ten irgi išeina šiluma ir kažkuriuose tai vietose leidžiasi žemyn ir susidaro toks, kaip sakyti, vietos išėjimo energija. Saulės ugnikalnis. Tai yra, panašiai dėmė, toksai metaforiškas. Bet jeigu Žemė vyksta cirkuliacija ir ten taip pat vyksta cirkuliacija, tik tai tos vietos, kur atšąla, ten, pavyzdžiui, Žemė susidaro pluta ir nuo slėgio paskui jinai plyšta, lūžta ir tada drebėjimas atsiranda, o Saulė jisai išeina toks švilpniškas būdas. Bet ten irgi tai srautai vaikšto. Ir dar magnetinis laukas dalyvauja visame tame. Šiaip jeigu aš esu elektronikos specialistas, tai aš žinau, kad pagrindinė energija atsiranda tada, kada jeigu yra magnetinis laukas ir srovė, sakykime, teka arba yra nešėjai. Jeigu tik tai nutrūksta srovė, tai tada magnetinis laukas taip įgreitina tas daleles, kad ten atsiranda žaibas, kibirkštys, ten, pavyzdžiui, galima iš baterijos gauti kilovoltus. Turėdami induktyvumo rytę, tai reiškia, sukuri magnetinį lauką, o kada nutrūksta srovė, tas laukas įgreitina labai stipriai daleles. Tai va taip gaunasi, matyti, milijonai nutrūkimo metu. O kadangi ten pastoviai vyksta cirkuliacijos, tai kažkur kažkas nutrūksta. Realiai jūs visai čia gražiai pavaizdavot viską. Ir tikrai
panašiai taip ir vyksta iš tikrųjų. Gal su šito klausimu baigime šitą mūsų paskaitą. Aš išjungiau. Labai ačiū Jums už įdomią paskaitą. Tikiuosi, visi kažką išsinešė, pradedant nuo gražių vaizdų ir baigiant visai įdomiais faktais. Tai Open Reading. Ačiū labai. Į mažą dovanėlę. Tai jeigu Jums patiko ši paskaita, gegužės 13-16 dienomis vyks Open Readings konferencija. Rekomenduoju ateiti, pasiklausysite tikrai įdomių paskaitų. Jeigu turite savo mokslinių tyrimų, taip pat galite registruotis openreadings.eu puslapyje ir juos pristatyti. Kita Café Scientifique vyks už mėnesio, vasario 11, jei neklystu. Kalbėsime apie Nobelio premiją vėl, apie medicinos. Tai apie, atrodo, mikroRNA. Tai ačiū visiems, kad atėjote. Neteisingas kalibras ir vėl tai pirmas būtų 130 klausimas išnelingas ten gal 20 kartų mažesnis dalykas, tos vietos vis vien aš netolimus atsitikimų